Sveiki, bičiuliai, sujuokina. Aišku, kiekvieną kartą tai būna, kad sujuokina mane, kai parašo žmonės, kad pasigavau lygą. Tai yra lyga. Tavo aukcionai sako, čia yra lyga. Nu, tiesiog malonu juose dalyvauti, malonu laimėti, įsigyti. Aišku, parašo ir tokių žmonių, kur, sako, atpratau nuo kazino. Tai žodžiu, sakai, eidavau visada į kazino. Dabar, sako, aš kažką pasirinkau iš smulkių daiktų, ten nebrangių. Ir, sako, retkarčiai sudalyvauju. Tai kolekciją darau tokią, kas man patinka. Tai, sako, aš neišleidžiu tiek pinigų ir turiu kažką naudingo ir gražaus. Tai va, o kazino, sako, visada. Ten gali plikas basas prie. Nė kartų gyvenime nesu buvęs kazino, nežinau. Tai va, toks dalykas, kad vis dėlto mano toks šūkis, devizas, kaip sakant, yra, kad žmogus išleidęs pinigus, jis turi būti laimingas. Gali būti, kad išleido, Jėzau, net tą nusipirkau kažką. Nu vis tiek, turi būti patenkintas. Blogiausia atveju kažką pakeisiu, padarysiu. Bet visą laiką žmogus turi gerų žodžių minėti, kad išleido pinigus. Yra buvę žmogus prieina mūgiai. Sako, čia tu tas, kur pas tave kosminės peilių kainos. Sako, vieniem kosminės, kitiem mažos, tai čia pagal žmogų. Sako, nepatinka iki Maxima, nu ten yra pigiau. Ne, sako, man nereikia Maximus, man nereikia, sako, rimtų peilių. Tai va, na, įvairūs žmonės, įvairūs požiūriai yra. Aišku, peiliai tai kas yra visus traukia todėl, kad tai yra nuo senų senovės tūkstantmečius, kai sakant, įsitvirtinusi peilių šaka tokia, tai medžiotojai buvo, tai žvejai, tai žvėris išdorodavo, malkas ten kapodavo, įskeldavo ugnis, viską. Nu, tiesiog peilis tai yra toks, nežinau, jis turbūt niekada ir nenuvertės. Geras peilis, šneku, niekada nenuvertės, niekada neišeis iš mados, visada jis bus reikalingas, visada reiks virtuvė. Virtuvė pas mane labai stipri yra, jau nežinau, bijau ką sakyti, bet gal net Lietuvoje stipriausia, jeigu palyginus kiek vienetų aš skirtingų rūšių galiu jums pateikti ir pasirinkimas, išbandymai, viskas. Nu, labai stipriai. Toliau yra visokių, aišku, yra gražių peilių, yra pigių peilių, kad ne visiems reikia gerų. Kiti nori kažkokią kolekciją pasidaryti, gal dėl grožio jų nenaudos, net gal kiti bijo pamesti, pasiima paprastą, kai eina į mišką kažkur grybauti, dar kur, na, į žvejybą. Tai va, įvairiausių, todėl, na, aukcionai tai tokia dalis labai įtraukianti ne tik jūs, tai ir mane. Ir kartais ir pykstu ant savęs, kad juos darau, nes, nu, pralaimiu ir aš pralaimiu. Tai nėra taip, kad aš čia viską uždirbu, žinai, ir tie visi peiliai gauti iš kažkur. Ne, jie visi yra pirkti mano asmeniniais pinigais. Nu, jų mokami mokesčiai plus valstybė yra. Plius laikas įdedamas, visas mano laikas, tai laisvalaikiu nulis. Aš džiaugiuosi, mano laisvalaikis, kada į mūgį išvažiuoju. Šiaip nėra laisvalaikio visiškai, tai darbas tiesiog atima visą mano laiką. Na, tas va įdomumas, laukia penktadienį ypač. Super, mes bendraujame, mes kažkaip vienas kitas juokelį numeta, dar pašposyje. Na, įdomu yra, tiesiog įdomu ir vis tiek aš, nu, nemanau, kad jūs skundžiatės, kad jums blogai kažkas dar. Plius, kas vertingus peilius perkate, vertingus, turiu menį, japonus ypatingai, senovinius kalvių darbų peilius, jų vertė nenukris, jų vertė išlieka ir auga. Realiai ypatingai senoviniai, tai restauruoti, bet ne tie, kur ten 20-30 eurų, bet tie, kur jau kainuoja. Tai žodžiu, sakau, manau, kad čia yra viskas gerai, tai reikia ištobulinti, manau, jeigu ateityje pavyks padaryti dar tą projektą su puslapiu, tai ir jūs galėsite dėti aukcionus, kaip ir aš. Ir dar smagiau bus visiems tarp savęs pasidalinti kažką vėl, nu,
kažką, sakau, galvoju, labai mąstau, kol kas vienas esu, tai neturiu padėjėjų, tai sudėtinga sumastyti ir viską spėti padaryti, tai tiek pirkti, tiek parduoti, tiek ieškoti, tiek pakuoti, siūsti video, daryti viską darau vienas kol kas, bet noriu kažką išpopuliarinti tą reikalą, kad visiems būtų gerai. Ne tik man, jums, bet tai visiems, kas norės prie to reikalo prisidėti. Tai, ne pinigais turiu menį dalyvavimu. Tai žodžiu, ką bičiuliai, dalyvaukit, laimėkit, įsigykit. Ateity manau, kad bus galimybė ir patiems tokius aukcionus rengti ir smagiai leisti laiką. Tai žodžiu, tiek dovanom galite įsigyti, juk moters dienos proga, tai peilį padovanoti už jauriuką savo damai ar mamai ar dar kam visai smagu. Nenuvalkytas reikalas ir visokiom progom tinka. Ar mamos dienos proga, ar ten tėvo dienos proga, gimtadienis, vestuvės, visur tinka. Turiu net žirkles japonų su hieroglikai užrašai išsiverčiau. Jaunavedžiam dovanojama žirkles buvo. Irgi įdomu. Iki bičiuliai.